Šiandien diena su manimi. Mane pakėlė Aivaras, jog kartu su juo važiuočiau iki darbo, nes darbe nėra vietos parkingui. Buvo pakankamai sunkus rytas ir akis pačios merkėsi. Bet grįžus Popė labai prašėsi į lauką, nors ir kaip šalta buvo. Aš šiandien kokį baisų sapną sapnau. Nors ir kaip tai juokingai skamba, bet sapnau, kad katė mano buvo apsėsta. Ir dabar toks baisus sapnas buvo, kad Aivaras sakė atsikėlė biškį anksčiau prie žadintuvą, girdėjo, kaip aš bandžiau rėkti, bet man niekaip neišėjo. Tai be man labai prasta naktis buvo man, plus dar vėlai nuėjau miegot. Tai biškį dabar po pavedžiojimo eisiu biškį turbūt pamiegot. Tai pas mane vyko apmąstymai, ar eiti visgi pamiegot ar ne, bet dabar dar 8 ir atrodo akis merkėsi. Tai galvoju, geriau einu dabar pamiegosiu, nes dabar 8 iki 10 valandos pamiegosiu. Ką tik atsikėliau. Dabar yra 11, man atrodo. Eisiu biškį apsitvarkyti namus. Ir turbūt jau kepsim į darbus visus. Pasigrožėjau miegančių katinėlių ir varau tvarkyti namus. Pasileidžiusi muziką, palengva susitvarkau. Žodžiu, jau baiginėjau susitvarkyti, beliko grindis iššluoti. Pasiskambinau klientai, kurie užpildė pas mane anketą, tai susitarėm, tiesiog papasakojau apie pačią fotosesiją, apie visus reikalus. Ir dabar girdžiu, kaip Popė jau miaukia ir nori eiti vėl į lauką, nors ryte buvo labai jai šalta lauke, bet vėl, einu ją vėl į lauką išvest. Tai susipakavau keletą siuntų, reikia jas išsiųsti. Tai išsiunčiu, šiek tiek pasivaikštau, nes visai šiandien graži diena. Tai išsiprausiau dabar, eisiu biškį galvą išsidžiovint, pasiruošti outfituką, nes šiandien su Aivaru varysim biškį paminėti mūsų dieną. Tai dar reikia dar keletą pasidaryti darbukų. Tai jau. Ir kadangi man niekaip nesidirbo, nusprendžiau tiesiog pasižiūrėti savo mėgstamiausią filmuką. Ir bežiūrint, net nepastebėjau, kaip greitai laikas praėjo ir jau reikėjo skubėti ruoštis. Tai žodžiu, susiruošimo viso nerodžiau, nes jau labai skubėjau. Tai žodžiu, atvažiavau pas Aivarą dabar į darbą. Ir šiandien yra mūsų, kaip mes vadinam, mėnesinėmis. Tai yra 3 metai ir 7 mėnesiai ir mes kiekvieną mėnesį 12 dieną kažką nusprendžiam pabaigti dviese. Tiesiog pasidaryti tokį mini pasimatymą, kažkaip laiką praleisti produktyviau, nors aišku dieną iš dienos kartu būnam, bet norisi kažkokių papildomų veiklų, juk neįsinešti į gyvenimą per daug tos rutinos. Tai šiandien nusprendėm, kad gan seniai žaidėm biliardą, tai visai būtų smagu, tai dabar varysim biliardą. Mes su Aivaru nemokame žaisti pūlą, taip sunkiai sekėsi įmušti, bet buvo prisijungta ir pasityčiota vienas iš kito netaiklumo. O jeigu būčiau girdėjusi, ką jis čia pasakys, būčiau 100% pataikiusi. Jeigu pataikai pasipirkti šį mėnesį. Nepasisekė. Na, o po to nuėjome pavalgyti. Papilminsiu biškį. Man turbūt girti, geriausias. Jo. Gerai, užteks. Ir po pavalgymo važiavome namo. Popė mūsų labai pasiilgo ir kaip visada pasitinka mus su savo nenormaliais tiesiog bėgiojimais. Ir vakare dar nusprendėme biškį pažaisti cesą, tai ten geriau sekėsi nei pūlą žaisti. O vakarą užbaigėme vienas kitam paskaitydami knygą. Na, o aš jau eisiu miegot ir mes susimatome kitą ketvirtadienį. Čiau!